Pristatome pirmąjį vaizdo įrašą iš Valakampių socialinių paslaugų namų, kuriame žmonės su intelekto ar psichosocialinė negalia dalijasi savo mintimis, patirtimi ir gyvenimo istorijomis. Šios iniciatyvos tikslas – suteikti galimybę kalbėti patiems, būti išgirstiems ir atstovauti save, kai žmogus gali pasakyti, ko nori, yra išklausomas, priima sprendimus dėl savo gyvenimo, kalba apie tai, kas jiems svarbu. Šis vaizdo įrašas žingsnis į didesnį matomumą, lygybę ir supratimą. Kviečiame klausytis, pažinti ir išgirsti. Mano vardas Denisas, man 20 metų. Aš čia lankau socialinę dirbtuvę, kad išmokti kažką naujo. Man patinka čia labai dirbti, gaminti muilus, mezgimą daryti, ir sliekai. Tai va. Mano vardas Agota, man yra 19 metų, gyvenu Vilniuje, užaugau Vilniuje. Man patinka, kad labai daug bendraminčių, kad lengva bendrauti su žmonėm, kad daug kas supranta mane. Nebėra tokio, kad mane kažkas teistų. Darbuotojai labai faini, labai šilti, labai supratingi, visą laiką pabendrauja, visą laiką skiria dėmesio kiekvienam. Šitos dirbtuvės yra svarbios dėl to, kad tu išmoksti naujų įgūdžių ir įvairių įgūdžių. Ne tai, kad vieną dalyką tu išmoksti ir apie sliekus, tu išmoksti ir apie muilus, tu išmoksti apie mezgimą. Mano vardas Karolis, man 37 metai. Šiose dirbtuvėse esu labai patenkintas ir labai jos yra kol kas mano lankymu yra labai geros, efektingos, pažangios. Jos turi, sakyčiau, visus privalumus to, ko negalėčiau atlikti namie. Čia labai smagu, patinka ir tikrai labai gera atmosfera, malonus darbuotojai, viską išsamiai paaiškina ir labai padeda pajusti tą darbo jėgą, kaip sakau, tai labai tikrai džiaugiuosi čia būdamas. Šį centrą nusprendžiau lankyti, nes tiesiog man trūko šiokios tokios veiklos namuose, tai nusprendžiau išbandyti šį centrą. Pirmas mano įspūdis buvo labai geras, centras visiškai naujas ir šiame centre tikrai jaučiuosi gana komfortiškai, patogiai, jaukiai ir manau tikrai tai yra geras būdas padėti savo atsipalaiduoti, relaksuoti į įvairias veiklas, kurias manau tikrai laimingai čia atradau ir labai džiaugiuosi tuo. Šiuose dirbtuvėse labiausiai patinka būtent šis šiltnamis, tai yra įvairūs augalai, kuriuos aš turiu prižiūrėti, palaistyti. Ši veikla labiausiai patinka ir yra išties arčiausiai širdies šiame mūsų centre. Pats geriausias yra variantas rinkti šį centrą, mano nuomonė, nes tikrai centras yra pakankamai naujas, gražus ir sukurtas žmonėms su negalia, kurie tikrai čia, manau, jausis komfortiškai ir atrasta savo mėgstamą veiklą. Ką daryti, jeigu kas nori lankyti šitas dirbtuvės? Tai labai paprasta, tiesiog paskambinkit mum, parašykit, apsilankykit Savanorių prospekte 169 ir mes suteiksime visą informaciją.